Būkite atsargūs, kažkas keičiasi matricoje. Vienas skaitytojas Konstantinas, kuris dėja trumpam mus paliko, forume pasiskundė dar vienu matricos trikdžiu. Man nutiko visa matrica. Stoviu eilėje vaistinėje, priešais mane du žmonės. Iš įpročio atsisuku, atsigrėžiu, o kai pažvelgiu į priekį, jau 3 žmonės. Visi apsimeta tarsi taip ir buvo. Išvada. Visi vaistinėje buvę žmonės buvo biorobotai simuliacijoje. Draugai, o jums yra buvę kažkokių neįtikėtinų istorijų? Rašykite komentaruose, bus įdomu paskaityti. Nes man paskutiniais metais taip pat tokių įvykių yra nutikę, kad kitą kartą pamastai, jog tikrai reikia pasigydyti durninę. Vienas tokių įvyko ir vakar, bet dabar ne apie tai. Bet kad šitoj matricoje vyksta kažkokie sutrikimai ar pakeitimai, man asmeniškai iš mano patirties tai nebekelia abejonių. Gerai, toliau. Tokie nesklandumai nutinka dažnai ir visur, kuriems sąmokslo teorijų šalininkai jau pateikė 33 paaiškinimus. Tačiau po to, kai Kremlius užblokavo mūsų išteklius, nebeturime pakankamai auditorijos rimtai statistikai. Ne kiekvienas svetainės lankytojas registruojasi komentarams, ne kiekvienas užsiregistravęs asmuo paskui ką nors parašo. Nepaisant to, panaši tema buvo pradėta GLP, kur srautas bus didesnis, o ten esantys bendražygiai rašo taip. Matricoje vyko triktis, daiktai ėmė atsirasti ir dingti vėl ir vėl. Vakar kažkur dingo mano nosies inhaliatorius, atidžiai apieškojau po lovą, nuėmiau paklodės ir apverčiau pagalvės, nieko neradau. Užmigau ir šįryt pabudęs pamačiau, kad inhaliatorius guli visai šalia pagalvės ir niekas nebuvo įėjęs į mano kambarį. O kitą dieną parduotuvėje pamačiau keletą šaunių daiktų. Kitą dieną atėjau jų pirkti, bet personalas į mane spoksojo ir pasakė, kad jie tokių daiktų neparduoda ir niekada nepardavinėjo. Dabar manau, kad kažkas keičiasi mūsų visatoje. Taip, draugai, todėl ir nusprendžiau padaryti šį įrašą. Nes, kaip jau ir minėjau, man buvo nutikę tokie įvykiai, apie kuriuos net nenoriu kalbėti. Taigi, dar vienas įrašas kitame forume. Tokius įrašus GLP rašo bent kartą per savaitę. Čia netaisyta tema, jos pasipylė kaip iš gausybės rago. Pradėsiu pasakydama, kad praėjusią savaitę buvau namuose viena. Pabudau, nuėjau į svetainę, įjungiau televizorių, tada nuėjau atlikti kai kurių namų ruošos darbų, po kurio laiko grįžau į svetainę, kad perjungčiau nuobodų kanalą. Nuotolinio valdymo pulto nebuvo ant kavos staliuko. Apsidairiau, bet neradau. Vėl įėjau į svetainę, nuotolinio valdymo pultas buvo ant kavos staliuko. Negaliu to paaiškinti. O, žmogau, tu turi problemų. Jau beveik mėnesį mane tai kamuoja. Jie vėl keičia mūsų laiko juostą. Jie visada taip darydavo ir tada aš prarasdavau daiktus. Bet anksčiau tai būdavo gana retai ir beveik nepastebimai, o dabar atrodo, kad jie iš mūsų juokiasi. Juokinga, kad apie tai parašai dabar. Praeitą savaitę nuo mano kaklo dingo kryželis. Nešioju jį nuolat ir kai pastebėjau, tai negalėjau patikėti savo akimis. Išnaršiau visus namus, visur ieškojau, tarsi jis būtų dingęs ore, o šiandien nuėjau į garažą pasimti seno krepšio, o mano kryžius buvo apačioje. Jau daug metų net nebuvau prisilietusi prie to krepšio. Prieš 10 minučių sėdėdamas prie kompiuterio stalo pažvelgiau į tuščią kavos puodelį ir pagalvojau, taip pasidarysiu kavos. Atsistojau, paėjau gal 3 žingsnius ir prisiminiau, kad nepasiėmiau puodelio, apsisukau jo pasimti, bet bam, jo jau nebuvo. Išsigandau ir suskaičiau puodelius spintelėje dėl viso pikto ir pažiūrėjau į indaplovę, jo tikrai nebebuvo. Mano vyras norėjo perskaityti Richardo Bacho knygą Iliuzijos, jis paklausė, kur ji yra. Pasakiau, kad ji antroje lentynoje ir kad ji juoda. Jis pasakė, kad pats ją žino, bet vis tiek negali jos rasti. Mes juokėmės, o vakare grįžau namo iš darbo ir iškračiau visą šią lentyną, bet iliuzijų ten nebuvo. Per kitas kelias savaitės visur ieškojau, kur būtų galima paslėpti knygą, bet nesėkmingai, mano vyras irgi ieškojo. Be to, lentynoje yra ir kitų knygų, tad per tą laiką nuėjau prie jos ir kažko ieškojau, turbūt 20 kartų. O šiandien nuėjau pasiimti kitos knygos ir štai, iliuzijos buvo ten, kur visada yra, antroje lentynoje, taigi yra 2 akivaizdų šio nesklandumo liudininkai. O taip, viską, ką skaitau, labai pažįstama. Temą peržiūrėjo apie 5000 žmonių, o tai reiškia, kad tema patraukė jų dėmesį. Apie 50 žmonių atsisakė prenumeratos, tai yra 1 iš 100.
Ir tai jau yra tam tikra informacija analizai ir mes tikrai galime pasakyti, kad matricos trikdžiai tapo daug tankesni nei anksčiau. Nežinome, su kuo tai susiję, nes net nežinome šio reiškinio priežasties. CERN ir laiko juostos, maištingas neo ir trikdžiai matricoje, Nibiru ir erdvėlaikio anomalijos, tokios kaip juodoji skylė, yra ne vienas paaiškinimas. Tačiau kažkas vyksta užkulisiuose, tai realus faktas, kurio negalima atšaukti ar ignoruoti. Ar kitas numeris bus masiniai Mandelos, po kurių įvyks tai, dėl ko visa tai buvo pradėta? Na, pažiūrėsime. Na, o jūs, draugai, man įdomu, ar girdėjote, jog šiandien, 12 dieną, turėjo būti perkrovimas. Kad suskambės telefonai, palydovai įsirikiuos į vieną liniją, kad gausite į telefonus kažkokius garso pranešimus, įsijungsite, blikstels ir viskas persikraus. Liksime be atminties. Na, kažkaip tai praignoravau, nežinau. Iš tikro pats mėgstu paskaityti pranašystės, bet kad labai jomis tikėčiau, taip nėra. Na, o jei pasaulis kažkaip ir pasikeičia, jeigu yra įmanoma manipuliuoti aplinką, mūsų atmintimi, tai mes to net niekaip nežinosime ir nepastebėsime. Jei kažko neatsimeni, tai tai neegzistuoja. Jei kažkas gali taip manipuliuoti šią realybę, kaip mes ją vadinam. Gal tu vakar gyvenai visai kitą gyvenimą, o šiandien pabudai visai kitam sapne. Žinote, draugai, man yra įdomu vienas dalykas, ar yra tokių žmonių, kurie per savo gyvenimą nesusimąsto, kas yra pasaulis, tikrovė, jie, kodėl. Ar yra tokių, kurie tiesiog bukai gyvena apie nieką nemastydami? Darbas, pinigai ir ta parazitų sukurta netikra tikrovė, kai tu tiesiog esi paprastas varžtelis sistemoje. Kaip galima nesusimastyti apie visą šią tikrovę? Kas tu, iš kur ir kur eini? Na ir daugybė kitų dalykų. Na tiek to, dar vieną temą prie to. Paroje kažkur dingo valanda. Neseniai paskelbtame straipsnyje apie dabar dažnai aptarinėjamus trikdžius matricoje atkreipėme skaitytojų dėmesį į vis didėjantį žmonių pranešimo apie tokias anomalijas skaičių, daugiausia dėmesio skiriant staigiam objektų dingimui. Tačiau atrodo, kad iš Žemės pradėjo dingti ne tik objektai, bet ir pats laikas. Mūsų skaitytoja Helga Stark apie tai rašo taip. Vakar per pietų pertrauką važiavau į darbą, turėjau būti darbe iki 14 valandos. Per pietus viešasis transportas kursuoja kas 20 minučių. Pirmiausia, 15 minučių laukiau tramvajaus. Tada dar 18 minučių prie miestinio traukinio, o tada kito tramvajaus. Trumpai tariant, kas 10-15 minučių žvilgčiau į laikrodį ir supratau, kad 14 valandą į darbą nenuvyksiu, o būtų gerai suspėti bent iki 14:30, kai sulaukiau skambučio. Taigi, važiuoju paskutiniu tramvajumi, žiūriu į laikrodį ir matau. 13:15, turėjo būti 14:15. Sakau jums, patikrinau telefono geozonos nustatymus, buvau taip šokiruota. Jau metus čia nebuvau, bet šis trikdis mane tikrai išgąsdino ir nustebino. Skaitytojas pakomentavo šią pastabą. Prieš mėnesį ėjau į susitikimą. Prieš mėnesį ruošiausi į susitikimą. Galiausiai kažkur dingo 1 valanda. Taip pat dažnai dairiausi į laikrodį ir tikrai negalėjau jo praleisti. Viskas buvo apskaičiuota iš anksto, tiesiog mistika. Ir dabar pasirodo panaši tema aptarinėjama Amerikos forumuose, tačiau laiko trikdžio poveikis yra daug platesnis nei galima įsivaizduoti. O viskas prasidėjo nuo to, kad vienas draugas parašė. Ar pasikeitė tvarkaraštis, dabar visi į Hope restoranai atsidaro 7 val. Ryto. Netgi pamenu, kad nuo 6 valandų ryto jie turėjo specialų $6 pasiūlymą. Mano sekmadienio rutina prasideda 5 val. Ryto treniruotė ir pusryčiais į Hope restorane 6:15. Jie visada atsidarydavo 6 ryto. Ir aš visada ten valgydavau, nes ten visada būdavo pilna girtų vidurinių mokyklų ir koledžų studentų grįžtančių iš vakarėlių 6 val. Ryto. Ir svarbiausia, žmonės, aš gyvenu Niujorke, tai New Yorkas po velnių, o ne koks nors prakeiktas vidurio vakarų miestelis. Kiek ši patirtis būdinga Mandelos efektui, diskusijų dalyvių nuomonė skiriasi. Taigi Wikipedijoje teigiama, kad į Hope restoranas dirba visą parą arba atsidaro 7 val. Ryto, o apie 6 val. Ryto nė žodžio nėra. Žinoma, gali būti, kad įmonė tiesiog pakeitė darbo grafiką kitą dieną, skupiai
skubiai pataisydama ir Wikipedijos puslapį. Kiekvienas turi skirtingus prisiminimus. Juolab, kad ne visi lanko šį Hope, tad nuomonės čia nesutapo, tačiau sutarimas buvo kitoks. Taigi, staiga paaiškėjo, kad tvarkaraščio pakeitimas paveikė visus greito maisto tinklus ir daugybę parduotuvių bei net biurų. Laikas buvo perkeltas valandą į priekį. Tai yra tie, kurie atsidarė 6, pradėjo atsidaryti 7. Tie, kurie atsidarinėdavo 7, pradėjo atsidaryti 8 ir taip toliau. Ir būtų gerai, jei laiko poslinkis būtų susijęs su piko valandomis. Tai yra, žmonės pradėtų ilgiau miegoti, o kai kur būtų atšauktas ankstyvas rytinis atidarimas. Tačiau problema ta, kad darbo laikas taip pat buvo perkeltas, įskaitant biurus, kurie atsidarė 9 ryto. Net tokie gigantai kaip Walmart, kurie dirbo visą parą, kai kuriuose valstijose dabar pradėjo užsidaryti naktį ar netgi susikūrė savo fantastišką tvarkaraštį. Žinoma, visą tai turėtų turėti kažkokią priežastį. Jei pamirštume Mandelą ir manytume, kad tai buvo tik vienos ar kitos šlovingos kompanijos vadovai, kurie nusprendė šiek tiek ilgiau pamiegoti, kodėl jie taip sinchroniškai tarsi pagal komandą pakeitė iškabas prie įėjimo. Taip pat buvo išsakyta nuomonė apie kai kurias ekonominės priežastis. Teigiama, kad po pandemijos daugelis žmonių pradėjo dirbti nuotoliniu būdu ir nebeina į restoranus pakeliui į darbą. Tačiau pandemija buvo prieš 5 metus, o grafikas pasikeitė tik dabar ir neaišku, kodėl vadovai laukė 5, o ne 25. Ar net 50 metų, kad greitai ir lankščiai prisitaikytų prie rinkos. Vienintelis protingas situacijos paaiškinimas, su kuriuo sutiko visi rašę temoje, yra kažkoks laiko juostos poslinkis ir poros valandų išnykimas iš dienos. Tai panašu į tai, kad galima sumažinti atstumą posūkyje, jei važiuoji nelygiu posūkiu greitkeliu, o tiesiai per lauką. O gal tai pasaulių bosų bandymas kažkaip pritaikyti prie laiko greitėjimo. Paroje realaus laiko yra žymiai mažiau ir didieji bosai kažkaip kovoja su šiuo poveikiu, bando prie jo pritaikyti savo cirko gyventojus. Tačiau bet kokiu atveju kažkokia dienos dalis tarsi dingo. Mes net nežinome, ar dings dar šiek tiek laiko ir kas bus toliau. Todėl belieka viską stebėti. Taip, draugai, tai dar viena dalis, kuri neduoda ramybės. Tai, kad seniau suspėdavau daug daugiau nei dabar. Tų pačių darbų, kuriuos suspėdavau padaryti per dieną, dabar nespėju, tarsi trūksta laiko. Ir tai jau ne vienerius metus taip. Tiesiog tokie kažkokie keisti dalykai. Tai tiek, dėkui, kad klausėtės, iki greito.